į ką pavirto dalis mūsų tautiečių, dėl kurių dejuojame, kai jie dėl tik jiems žinomų priežasčių atsidūrė šalia krikščionybės. Nūnai vis drąsiau pradeda reikštis nauja, labai agresyvi ir prisidengusi komunistų žmogų vėliava barbarybės forma, siekianti sunaikinti šeimą, moralę ir krikščionybę. Prieš kelis metus, kai mus pasiekdavo žinia, jog Europos parlamentas nenori savo konstitucijoje įrašyti, jog Europa sukurta ant krikščionybės pamatų, daug kas nesuprato, kodėl nesiskaitoma su istorinė tiesa. Dabargi aiškėja to nenoro priežastys. Šių metų sausio mėnesį Europos parlamentas, kurio daugumą sudaro antikrikščioniškų nuostatų deputatai, tarp jų yra ir mūsų išrinktų deputatų. Parlamentas priėmė rezoliuciją, įpareigojančią visas ES šalis uždegti žalią šviesą gėjų kultūrai. Ir kiekvieną kitaip manantį ar kalbantį apšaukė homofobais. Pasirodo, kad galima mąstyti tik taip, kaip mąsto dauguma Europos parlamento deputatų, ne visi, ten yra pačių normaliausių žmonių. Priimta rezoliucija įpareigojo kiekvienos šalies vyriausybę, atkreipkite dėmesį, įpareigojo nesiskaityti su daugumos žmonių nuomonė, jeigu ji būtų nepalanki, tai mirties kultūrai, nesiskaitančiai su krikščioniška tradicija, su normaliu šeimos kaip vyro ir moters sąjungos supratimu. Europos parlamento rezoliucija yra ne kas kita, kaip naujos diktatūros pirmieji žingsniai, kai prisidengiant žmogaus teisių gynimu siekiama įstumti krikščionišką ir bendražmogišką moralę, kuria remiasi šeimos institucija. Prieš kelias savaitės Lietuvoje plačiai nuaidėjo skandalas apie vaikų darželiuose pradėtą vykdyti programą slapta nuo tėvų vaikus pratinant prie homoseksualios lytinės orientacijos, kad užaugę vaikai ją priimtų kaip normaliausią reiškinį. Kas tai? Ar ne naujos diktatūros grimasa slaptai nuo tėvų, kai visas pasaulis tėvams pripažįsta šventą neginčijamą teisę į savo vaikų auklėjimą? Jie aiškiai teigia, kad mes visi, kurie mąstome apie normalią šeimą, normalius vedusiųjų santykius, turime tylėti, kad nebūtume pasmerkti, o garsiai kalbėti ir net demonstruoti paliekama teisė tik tiems, kurie paneigia normalią šeimą ir į jos vietą stato dviejų vyrų ar dviejų moterų sąjungas. Europos parlamento rezoliucijoje taip ir parašyta, kad gėjų demonstracijoms turi būti duodamas leidimas, net jei dauguma piliečių tam nepritartų. Kas tai? Ne diktatūra? Visos teisės suteikiamos besityčiojantiems iš daugumos žmonių moralės, o normaliausi žmonės uždaromi į Europos parlamento kuriamą getą, ant kurio vartų užrašas homofobai. Štai kokia tikrovė atsiranda, kai išblunka ar sąmoningai atmetami angelo žodžiai: Kristus prisikėlė. Tačiau prie tuščio Jėzaus kapo angelas pasakė
dar vieną žodį. Nenusigaskite. O kaip reikalingas šitas žodis šiuo metu, kai daug kas nori mus išgąsdinti. Daug kas šiandien bjauroja Lietuvos vardą ir bando mūsų tėvynę pasauliui rodyti kaip nepatrauklę ir homofobišką šalį. Nenusigaskime šitų šmeižikų. Lietuva savo giliausioje esmėje yra kitokia, nors kraujuoja nuo praeities ir dabarties padarytų žaizdų. Praeities žaizdas padarė prievartos sistema. Dabar daugelis susižeidžia, neatsirinkdami, kas gero ateina iš vakarų, o kas yra tik šiukšlės, panašios į atominių elektrinių sunaudoto kuro kasetes, tinkamas tik užbetonuoti giliai žemėje, bet neskleisti jų žmonių sąmonėje. Kai kas bando skleisti paniką, kad bažnyčia pergyvena krizę, nes trūksta pašaukimų į kunigystę ir atseit krikščioniškos vertybės pasenusios ir niekam neįdomios. Nenusigaskime šitų nevilties pranašų, nors jie labai norėtų, kad išnyktų bažnyčia kaip moralinė jėga, o jie laisvai galėtų skleisti savo mirties kultūrą. Nenusigaskime. Tikrai bus jaunų žmonių, kurie sugebės atsirinkti, kas neša vertybės ir kas yra antivertybių kūrėjai. Ne tik atsirinks, bet ne vienas iš jų pasirinks kunigystės kelią, kad žinia apie prisikėlusį Kristų galėtų nešti savo tautiečiams. Kai kas, naudodamasis dabartiniu sunkmečiu, gąsdina žmonės, jog viskas Lietuvoje daroma tik blogai ir greitai bus vos ne pasaulio pabaiga. Nenusigaskime šitų panikos skleidėjų, nes jiems rūpi ne Lietuvos ateitis, bet savi interesai. Nenusigaskime, nes sunkmečiai ateina ir praeina. Ir jie yra nesulyginami nei su mūsų tėvų kančiomis Sibire, nei su Akvilos žmonių vargu po tik ką įvykusio žemės drebėjimo Italijoje. Žmonės pakelia netokius išbandymus. Per Velykas mes minime Kristaus prisikėlimą ir tarsi akumuliatoriai prisipildome džiaugsmo ir vilties atsargomis. Jeigu prisikėlęs Kristus yra su mumis, kas mus gali išgąsdinti ir kas gali mums pakenkti? Dėl to apaštalas Paulius laiške Romiečiams rašė: kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Mes lengvai nugalime dėliai to, kuris mus pamilo, ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Broliai seserys, sveikindamas jus visus su Kristaus